Labas hibrytės, sveiki susirinkę į Eurovizijos apžvalgą su Deividu. Kaip matot, vedėjas nusprendė šiandieną atrodyti kaip užsienietis. Atrodyti šiaip kaip duchas, tas, žinot, kur būna video su bernais, tais tipo seksy va šitie. Tai jo. Tai jo, tai atrodo taip, kad galėtumėt man tiesiog parašyti, kam nepatiks mano komentaras šiandienos, kad tu pats atrodai kaip duchas. Iš karto duodu visiems laisvę šitą dalyką daryti. O iš tikrųjų tai liūdna pranešti, nes šiandieną greičiausiai yra paskutinė Eurovizijos apžvalga. Kadangi jau toksai gedulas pas mus, liūdesys, tai paspauskit bent jau tą like mygtuką. Paspauskit prenumeruoti mano kanalą, kas dar to nesat padarę, už šitą gedulingą atmosferą ir už visą tą nuostabų laiką, kurį kartu prabuvom su Eurovizija. O jei rimtai, tai buvo klausimų apie finalą, ar darysiu finalo apžvalgą. Finalo apžvalgos daryti jau neapsimoka, nebent ją reikėtų daryti tiesiogiai, bet tiesiogiai daryti aš negaliu streaminti tiesiogiai, nes dažniausiai blokuoju iš karto streamą, nes sugaudo greitai, kad televizija žiūri tiesiogiai ir kažkaip ten žodžiu pradeda blokuoti dalykus. Šitą dalyką praleisim, nes ten viskas kaip ir aišku, tik tai aš tikrai manau, kad negalėsiu patylėti ir savo įžvalgas, gerus ir negerus komentarus paskelbsiu pas save Instagram story. Kas nesekat manęs Instagrame, gali tai padaryti, palieku savo Instagramą čia. Manau, kad šeštadienį ten visai gali būti, kad pasireikšiu. Priklausys, kas laimės ir taip toliau. Taip pat noriu priminti ir pakviesti jūs visus dar kartą į savo brolio Manto koncertą, kuris šį trečiadienį, tai ne rytoj, bet poryt vyks Kaune. Nuorodą į renginį palieku po savimi, apačioje aprašyme ir liko paskutiniai bilietai, tai kas neturi trečiadienį vakare planų prieš Valentino vakarienę, labai kviečiu atvykti į Manto koncertą. Grįžtant prie Eurovizijos, tai dar yra planas vienas mano toksai, norėčiau aš padaryti iš tikrųjų užsienio žmonių, ką tipo išrinko užsieniečiai, atstovų savo padaryti apžvalgą visą bendrą, jau kai bus visi išrinkti. Ir šitą dalyką galvoju pasidaryti, bet reikia pasitikrinti, ar neblokuos video. Ir jeigu neblokuos, tai tikrai man pačiam būtų įdomu ir manau jums būtų įdomu pažiūrėti, su kuogi mes varžysimės Eurovizijoje. Tai prižadėti negaliu, žiūrėsim, kaip YouTube'as reaguos į tai ir tada matysim. O šiandieną paskutinėje Eurovizijos atrankoje, aš kiek žinau, nieko gero iš vis neturėsim. Kodėl sakau, kiek žinau, tai todėl, kad tiesiog žiūrėjau Euroviziją šeštadienį su Hebra ir šį kartą nufilmavau, kai laukia rezultatų, visi su telefonu, padėjau telefoną, pats išėjau į tuliką, užsikimšau ausis ir nufilmavau Hebra, kaip reaguoja į rezultatus. Bet man šios atrankos rezultatai yra pačiam aiškus, labai 100% žinau, kas praeis, net nematęs rezultatų ir visada tai žmonės praeina, tai kodėl aš taip galvoju ir kokios mano čia spekulacijos šitoje vietoje. Išgirsit pačiam epizode mano komentarus, pasakau iš karto, bus pati mėgstamiausia mano grupė Lietuvoje, pasaulyje, planetose visose, kokios tik yra Saulės sistemoje, The Roop. Galite tie, kas dabar, kas dievina The Roop, galite iškart rašyti, tu atrodai kaip duchas su ta šukuosina, vien dėl jūsų iš tikrųjų ir pasidariau aš tą šukuosiną šiandien specialiai, kad bent kaip galėtumėt mane įžeisti, kad galėtumėt tiesiog rašyti tavo duchišką šukuosiną, tu pats duchas. Vien tik dėl jūsų leidimas yra duotas, kepkit mane. Kodėl jų nemėgstu, papasakosiu irgi epizodį komentaruose, tai žodžiu, šiandieną visai šiai bajų yra, nes dar dalyvauja dar vienas įdomus žmogus. Nu žodžiu, Eurovizija nusimato visai įdomi šiandieną, tai kaip sakant, geros Eurovizijos. 0-1, ponios ir ponai. Aš Vėja Aliai ir mano daina vadinasi Serenade. Man asmeniškai ji yra labai graži, labai emocinga, labai daug joje energijos ir netokios, kad ten reikia taškytis kažkaip, bet labai ramios energijos. Galbūt... Kas yra rami energija? Bet iš kitos pusės, aš manau, joje telpa ir kitokių dalykų. Ir ypač šiais laikais, kai išorėje labai daug yra tokių liūdnesnių dalykų, galbūt kur nuo mūsų nepriklauso, tai yra ta... Na, žodžiu, neįdomu pakankamai. Vėja Aliai, Serenade. Nu, davai. Another glass of wine, I can't
Imagine I'm with you as we dance, your hands around my waist. Nu jo, energijos yra. Ta energija turbūt vadinas nuobodu to užmiksiu, gal taip vadinas ta rami energija, ar kaip ten jinai sakė. Labai neįdomus, nuobodus pasirodymas. Man viškint tokia teta, kuri fotkintų smilgas praeidama ir rašytų, tada Instagram keldamas to ir rašytų, pažiūrėkit, kokios jos laisvos vėjas, pas aš irgi tokia pati norėčiau būti ir jausis tokia laisva. Žinot, kur tos tetos, kur fotkina viską išėlės ten grumsta, blėt, kokį žemės, kur dabar jis liko vienas, tačiau ateis vėjas ir prijungs prie jo kitą grumstą ir jie vėl susijungs ir aš jaučiu tokį ryšį. Vat man tokie, žinot, kur būna, va tos tetos. Nieko blogo, kiekvienas mes žmogusgi savaip dalykus matom ir darom, bet man tai toksai vaibas nuo jos ir ta rami energija ir šiaip, nu, tipo, dedam į ne, nes tikrai nei jinai praeis, nei jos kas nors, nei kas nors ją išrinks, nei 0-2. Mano sceninis vardas yra Karo ir šiemet mano daina yra Weightless. Pati daina gimė iš vis kaip kažkoksai tai personalizuotas narkotikas pačiai savo. Tai padariau, pati ją labai patikėjau ir taip ir gavosi. Aš gyvenime esu maksimalistė, tai jeigu kažką pradedu daryti, bandau daryti tai geriausiai, kaip man išeina ir kaip aš galiu susirinkti iš aplinkos tą visą kokybę. Nu, pažiūrim kokybę ir visą surinkimą. Karo, Weightless, besvoriai. Beneath the open sky, a breeze lifts me up so high. I chase the sun's golden ray through clouds that paint the day. I spread my wings to fly, to go above where angels hide, dancing with constellations, embracing the limitless sky. I'm weightless like a feather on the wind. Šiaip, dainuoja gerai, mergaitė, fainai, tikrai. Instrumentalas fainas, beatas fainas, pati muzika faina, daina tikrai nėra bloga. Bet vėlgi, klausytis šiaip nėra bloga daina. Man apsirengimas biški ne fainas jos, nes tipo kažkaip keistai atrodo tas tinklelis visas permatomas ir toksai, ne iki galo man tas jos aprėdas. Nu jo, viskas aišku, žodžiu, taip pasiklausyti radiją, kokia jeigu grotų dar kažką tikrai neperinktum, važiuotum savo mašiną, linguotum į ritmuką, viskas fainai, bet kaip matėm iš reportažo ir kaip pasakoja pati jinai, sakė, kad jinai yra viena, tokie viską savo daro, maksimaliai pati kiek išgali ir ką sugeba, tai realiai, nu tai vat ir jaučiasi tas dalykas, kad jinai tiesiog viena viską savo pasidarė, tiek dainą pati savo pasirašė, tiek viską pasidarė pati ir tokie atėjo atsistojo, iš spintos pasiėmė, ką turėjo apsirengę ir tokia viena dainuoja sceną, tai vat čia ir jaučiasi, kad tai nėra, nu tikrai nėra milijoniniai žmonių auditorijai skirtas pasirodymas, taip gal pasakykim, tiesiog per silpnai atrodo, šiaip, manau, su manim stiks žmonės, kad atrodo per silpnai tikrai, tai mes ją dedame į skiltelę ne. Trečiasis pasirodymas. Aš esu Petras. Petrūnė. Mano Eurovizinė daina vadinasi Run. Tai mano daina Run iš tikrųjų. Šiaip visai simboliškas pavadinimas yra Run. Kai Petras negali niekur raninti. Aš nežinau, ar žinot, gerbėmieji žiūrovai, gerbiamoji publika, kad Petras prisidirbo šiek tiek. Buvo straipsnis. Vilniaus miesto apylinkės teismas Petrą Donį pripažino kaltu dėl fizinio skausmo sukėlimo dėl mylimosios Rasos Barauskienės buvusio vyro Raimondo bla bla bla. Skyrė 1 metus laisvės atėmimo bausmę, bet atidėjo žodžiu ir skyrė areštą. Namų areštas šiuo metu yra taikomas Petrui Dauniui. Atlikėjas negalės išvykti už gyvenamosios vietos miesto ribų. Taip pat dainininkas šiuos 2 metus turės dirbti arba užsiregistruoti užimtumo tarnyboje. Taip pat nuo 10 iki 6 valandos turės būti namuose. Jei išvykti nereikia dėl darbo arba mokymosi tikslų. Iš esmės, Petras net negalėtų dalyvauti realiai finale filmavime, kuris vyks šį savaitgalį, nes ten jau po 10 viskas vyksta.
ir jisai turėtų būti šiaip sapykoje. Tai tik tai taip, tokia lengva info jum, tai toksai, sakykim, ironiškas visai pavadinimas. Kad aš niekada nebėgsiu be tavęs. Nesvarbu kur, nesvarbu kas, nesvarbu kaip. Ar ten į pasaulio kraštą, ar kažkokios kitos aplinkybės. Jeigu ne per meilės prizmę apie tai pamačius, žinai, kai būna kartais draugui sakai, su tavim nors ir į karą eičiau. Tai vat kažkokia mintis yra ta panaši, kad turėti tą žmogų tokį, kurio tu iš tikrųjų gali besąlygiškai pasitikėti visose situacijose. Petras, run. Nuogas, kaip visada. Kažin, kodėl su plačiam kilnytėm ar ne? Ar nėra jam tos apykojas ant kojo? Aš nežinau šiaip iš tikrųjų, ar jis, bet turėtų būti išdėta, manau, jam tą apykoją, jeigu jisai lygtinai gavo. Nu, gerai, šiaip neblogai dainuoja Petras, tikrai, ta prasme, nenusidainuoja, daina irgi įdomi. Nu, daina man tai visai patinka, tokia tipo gero vaibo visai, viskas visai atrodo normaliai iš tikrųjų, bet aš tai garantuotas esu, kad Petras tikrai nepraeis, nes tiesiog jis neturi auditorijos klausytojų savo, plus va, po visokių tokių straipsnių, po visokių tokių kuriozų ir taip toliau, tai manau, kad žmonės šiek tiek, esu pats tai patyręs, tai žmonės šitiek atsitraukia nuo tavęs, paskui vėl sugrįžta, tai toks nežinau kaip jūs, gal jums dar patinka, bet dabar mane yra užpisė, iš tikrųjų aš jums pasakysiu nuoširdžiai, atkreipkite dėmesį, didžioji dalis dabar tipo va čia bičių tų atlikėjų, kur tokie tipo seksy ir biški paspartavę fotkinas visada su švarku, be maikės, prakaituotų alijuotų kūnų su plačiom kelnėm būtinai. Čia realiai va, dabar yra Vaidas Baumila. Pažiūrėkit, taip pat va, Vaidas dabar nesnei dar mačiau fotkinos kažkur, tipo, nes rodo savo kūną Vaidas dabar visur. Tai va, Petras irgi dabar plačios kelnės. Toks truputį tipo stilingas, biški į gay pusę, bet šiaip vis tiek tipo vyriškas, nes tipo čia toks pasportavęs, gražuolis. Tai man šitas dalykas yra labai užpisė iš tikrųjų tie nuogybės. Bet Petras šiaip mėgsta būti nuogas, parodysiu aš dar jums tuoj. Petro kalėdinį sveikinimą vienais metais jisai buvo kėlęs Instagram story ir aš jį visiškai netikėtai bežiūrėdamas Euroviziją prisiminiau ir parodžiau hebrai. Tai parodysiu ir jums, o dabar tada gal ir gerai, kad paskutinę apžvalgą darau, nes būsiu cancelintas vis tiek po šitos. Tai Petrą galim dėti, ne? Man sakau, daina kaip ir okei, viskas kaip ir normaliai atrodo ir taip toliau, bet žinau, kad 100% tikrai nepraeis ir aš pats jo nesiūščiau, nes aš irgi nesu jo gerbėjas ir fanas kažkoks, kad klausyčiaus. Aš pats Petrą pažįstu asmeniškai ir jeigu Petras dabar žiūri šitą video, tai linkėjimai tau. Tikiuosi neužpyksi dėl mano pokštų ir tą sveikinimą gal reikia parodyti, ne? Toks sveikinimas iš Petro iš mano pusės bus artėjančių kalėdų proga, gal praeisiu ir šiaip dabar žiūriu ir galvoju, kad į Euroviziją visai neblogas outfitas būtų buvęs. Mes esame grupė Queens of Roses ir einam į Euroviziją su daina Walk Through Fire. Aš sakyčiau, kad kartais nereikia ieškoti labai didelių prasmių dainose. Jeigu geras ritmas, geri žodžiai, kokybiškai padaryta daina, nežinau, įsimenanti, gali šokti, gali linksmintis, gali gerai padainuoti, gali padainuoti 3 balsais ir tu gali tą dainą tiesiog klausytis, pavyzdžiui, mašinoje, Gerai, jo. Tai jos 100% praeis, nes jos kiekvienais metais praeina iki finalo. Man įdomu šiandieną pažiūrėti, kaip žmonės, kaip už jas subalsuos žmonės, kiek balsų jos turės. Ir man įdomu pasižiūrėti vėl palyginti, nes žinau, kad ir pernai, ir užpernai jos visada, tipo, random tų balsų daug turi. Nežinau, aišku, gal jų klausos kažkas labai stipriai, gal didelė fanų bazė, neįsivaizduoju. Tai nekaltinu ir nestumi čia, kad tipo, tik perka balsus, bet man skau, visą laiką man būdavo toksai tartinas reikalas su jom, tai pasižiūrėsim šiandien, ką jūs čia gerą parodys. Jos 100% tikrai šiandieną praeis, aš garantuoju. Eik per ugnį, rožių karalienės.
jos dainuoti tikrai moka, visi šitą žinom, balsai dera, ten viskas bla bla bla. Man jos nuobodu žiūrėti, man jos be charizmos visos, nežinau, kad jos ir dainuoja, ir man jos tokios per daug savo fainos atrodo, kur pačios savo ten, čia dabar labai gerai nusišypsoju, o čia gerai pastačiau koją. Kažkoks netoks vaibas mano joje. Tai aš 100% garantuoju, kad jos tikrai šiandieną praeis. Jos šiaip turėtų būti taip, nes jos tikrai praeis. Bet aš pats jų tikrai nesiūščiau nieko. Šiaip bendrai tai paėmus, daina skambi, daina faina, bitas geras, jos dainuoja gerai, tai manau, kad šiaip šiandieną bendrai paėmus iš visų pasirodymų, kas yra, tai man gal net sakyčiau, jų daina, viena iš geriausių. Ta prasme, skamba tikrai normaliai, viskas yra fainai, tai tas praėjimas jų kaip ir pelnytas. Bet čia gal mano tada tiesiog jau asmeniniai, kadangi jau čia mano lentelio, ne visos Lietuvos, tai mano asmeninis reikalas, kad aš tiesiog jų neklausau ir man nėra, kad patiktų šitą grupėje, tai kažkaip ir negal tada. Mano vardas Javandriškevičiūtė, mano sceninis vardas yra April Frey ir šiais metais aš Eurovizijoje dalyvauju su daina New Year's. Šitą dainą man yra apie vienatvę ir tuštumą, kuri atsiranda tuomet, kai išeina arba... Kaip tipo Eurovizijai dainuot dainą gegužės mėnesį apie naujus metus kažkokius tipo? Šiaip, kur ir baladė lėta kažkokia, tai ką žinau, jau yra formulė, kad nepasiseks. Palieka tave artimas žmogus, artimi žmonės ir kai galbūt viskas atrodo tavo gyvenime yra gerai, tačiau tau vis tiek nėra spalvų, vis tiek pilka viskas. Supratau žodžiu. Christmas Day I won't celebrate, I won't wanna talk, there's nothing to say. Nope. New Year's I'll just sleep all the way, I'll miss counting down those seconds away. Tipo Billie Eilish, jinai čia bando būti dabar labai. Pasakykit, kad ne. Visiškai Billie Eilish vaibas. I'll be yours every cool as I'll say. Ta šokėja, pavyzdžiui, blem, aš nesuprantu, kaip dar kai kurie atlikėjai vis gal, kad šokėjai, man tai žiauriai random, tiesiog ta mergaitė, jinai gal ir gerai yra šokėja, aš nežinau jos. Man labai random atrodo, kai tiesiog jinai čia dainuoja kažkokį Billie Eilish tą dainą, tipo vos ne, ir ten už nugaros žmogus kaip iš psichiatrinės išėjęs tamposi tiesiog. Daužos su žiedais ta žemė yra. Kur tu čia esi? Ne, tikrai. Nėra net ką komentuot patys mat. Ir šiais metais einu į Euroviziją su gabalu Trophy Wife. Eurovizija yra svajonė nuo vaikystės jau. Visada norėjau to ir šitas gabalas man iš tikrųjų jis labai daug reiškia ir aš jį labai noriu parodyti, noriu jo pasidalinti ir manau, kad yra ką pasakyti su jo Eurovizijoje. Trophy Wife yra nugalėtoja, kuri atėjo, nugalėjo, už save pakovojo, jinai dabar žino, ko nori, važiuojam. Manau, kad šiandieną tikrai nenugalėsi, bet užsidegimas geras, tai pažiūrim. Ajai. Gerai, aš jau dabar neklausau dainavimo, nes net neįdomu. Dabar prašau, matau, kad bus labai gerai. Prašau tiesiog atkreipkite dėmesį visi tą aukščiausią mergaitę, antrą iš kairės, rožiniais plaukais. Čia tipo turi būti seksy, noriu pasakyti, bet man jau vien iš šito kadro yra, kur nusipraus norėčiau eiti, nes jaučiuosi nešvarus, toksai pažiūrėjęs. Tavarsime, jos sustringa iš čia. Dieve. Super. Nu ką, ponės ir ponai. Turėjom tokį. Gal vienintelė taisyklė
kažkaip išsiskirti. Ir mes žiūrėdami... Gerai, neklausysiu, aš negaliu jo klausyti, man žinokit, vėžys yra. Turbūt šiaip tą dainą nenorėdami girdėti, nes YouTube yra nupirkta tiek reklamos, kad po kiekvieno video YouTube meta. Like the smell of coffee now, the feeling of the sunlight on my face, the calming voice of mother, a morning with my lover. Even in the darkest hours, love will bloom. All my life, I've been thinking I need something more. Now I'm fine, I'm enough with my own simple joy. Tai aš dedu į ne 100%, aš šiaip dėčiau net į nejuokaukim, nes mama apšė nejuokauja, tegul yra, bet žodžiu, galit mane užplakti, nes aš žinau, kad čia jo fanų belė kiek bus, tikrai galit užplakti mane ir bizūnais, ir rimbais, ar kaip ten ko užplakti norit plakit, bet nemėgstamiausias atlikėjas Lietuvoje tikrai. Vien dėl savo būdo tiesiog, nes yra belė kaip arogantiškas nemalonus, man tai šiaip juokinga. Grinai toks Eurovizijos atlikėjas, tik per Euroviziją išlinda, kad pasirodyti, nes daugiau nelabai įdomu, kam būna tik tai per Euroviziją, tai nežinau. Bus daug nuomonių, manau, bus daug komentarų apie tai, kad čia tumiu ant derų, bet viskas gerai, kiekvienas turim savo nuomonių, jūs ir galit atsakyti man į tai, viskas good. Dėl to ir darom apžvalgas, kad pasikomentuot, bet ne, be šansų. Šiaip daina, iš tikrųjų, aš jums pasakysiu, daina yra silpna. Čia tiesiog yra, kad, The Roof vėl, bet man tai jaskau grinai tokie manie jau pasidarė. The Roof tai tas pats, kaip Aistė ten Pilivelytė, kur tiesiog į Euroviziją ateina pasirodyti ir vis, kad tik pasirodyti ir bando kažką, man grinai, Eurovizijos etatinis toks kamštis. Aš dedu į ne, jie 100% praeis, čia viskas yra ir taip aišku, nes čia yra tiesiog The Roof. Ir praeis Queen of Roses, čia 100% garantuoju. O dabar paskutinioji dalyvė, Lina. Nu jau. Mano vardas Lina Štelytė. Šiais metais jinai Euroviziją su daina Perfect. Aš pajaučiau, kad šita daina yra Eurovizijai. Tiesiog jinai, truputį skiriasi nuo to, ką aš dažnai rašau. Čia tokia labiau roko baladė ir jinai tiesiog pati pas mane atėjo netikėtai ir aš galvoju, wow, čia nereikia nieko netgi per daug stengtis, jinai skirta Eurovizijai. Gerai, neklausom, ką daugiau šneka, iškart pažiūrim, kągi čia Lina sugalvoja, kas čia yra skirta. Man juokinga bus. Kančiai ištanginė, iš Kačalkos jinai atėjo, ar dviračių prasimynus atvarė Eurovizijos tam pirštinį. Nu kaip taip sugalvot, hebra? Tau irgi duodu 5, šaunuolė, kažkaip per virvėm pilvą. Gal žmogus rimtai sportavo, gal lipo į kokį olas ar kažką, žiūrėkit, dar aplink juosmenį kažkoks yra. Girdim, kad tai tikrai yra ne. Tai ne. Dedam ją į ne ir vedėja lentelėje antrą kartą iš eilės nieko vedėjas nesiųstų į Eurovizijos lietuvišką finalą. Tikrai aišku, kas praeis toliau. Ponios ir ponai, komisijos balsai. Dabar ekranuose išvysite komisijos Eurovizijos. Tai viskas aišku, jo, tai čia, neprasme, The Roof, Queen of Roses, April Flay, Petras, 4 vietoje Karo, Serenada. Na, viskas aišku. Dabar įdomu tik tai, kaip bus su žiūrovų balsais, už ką daugiau subalsavo, ar Queen of Roses subalsavo labiau žmonės, ar už The Roof. Nu, pažiūrim, iš tikrųjų įdomu. Jūsų balsų lentelė. The Roof, nu tai... Lina antra. Tai Queen of Roses, viskas šiais metais. Maladėts. Skaidru, gražu, viskas svarkinga. Komentarų neturiu šią temą, viskas aišku, išsiaiškinom, kaip ir skui tiesiog reikia pažiūrėti. Dabar ta Lina su 1730 balsų, kinda suspicious. Tada Freja leis Serenada.
Nu, vaikime juokus. 809 už Serenadą. Ir bendrėjai balsai, tai kaip ir viskas aišku, kaip ir sakiau, kad praeis The Roop ir Queen of Roses, čia 100% viskas aišku, kad Lina liko trečioje vietoje, tai čia kosmosas man yra visiškai. Bet gal eilinį kartą tiesiog aš kažko nesuprantu. Tai finalą keliauja The Roop ir Queen of Roses. Ir jie šį savaitgalį draskys viens kitam gerklės Eurovizijos finale. O tai ką, 3? Tai 3? Jo, 3 praeina visą. Ai, ne, 10. Sakiau? Ai, praėjo. O kas antras yra iš vis? Atspėjom. Tu nebuvai. Realiai atspėjom visi. Jo. Sakėm, kad atspėjom. Viskas, Deivė, teik. Nu tai hebra irgi, kaip matys, visiškai nergau, nes mes visi buvom realiai atspėję, kas praeis, žinojom, kas praeis, tai jokios nuostabos nekilo niekam ir nebuvo kažkas tai neįprasto, kad jie praėjo. O mes su jumis pasimatysim rytoj naujame mano Bernvakario epizode ir dėl Eurovizijos, nežinau, nenoriu sakyti viso gero, noriu sakyti iki. Tai matysim, kaip su Eurovizija seksis, kitas šeštadienis bus labai įdomus man, nu nes yra tokių, kur su tais balsais neaiškiai ten buvo ir taip toliau ir panašiai, tai žiauriai įdomu, man atrodo, turiu įtarimą, kad mes būsim tokiam lengvam šokė, kas išvažiuos. Ačiū labai, kad žiūrėjot, su jumis buvo apžvalga su Deividu. Laukiu komentarų, kad aš duchas, kad nemėgstu rūpų. Viso geriausio, kaip sakant.